Įgyvendinant projektą, bendradarbiavimas su mūsų partneriais ir tiekėjais prisidėjo prie sėkmingo projekto įgyvendinimo. Dabar noriu perduoti žodį Kristian Pirsalu, RB Rail AS sutarčių strategijos direktoriui, kuris dirba rinkoje kartu su projekto įgyvendinimo įmonėmis, kuris kalbės apie pasirinkimą didelio masto statybai. Ačiū už pristatymą. Panašu, kad mes jau perėjome į antrą mūsų renginio pusę ir manau, kad tikrai galime kalbėti apie projekto spartinimą. Tam tikrai geras laikas. Sveiki, ponios ir ponai, dar kartą. Aš šiek tiek papasakosiu Jums apie tai, kaip galima iš statybos perspektyvos pasirengti dideliam projektui. Taigi, pirmiausia, kalbant apie megaprojektą, visą laiką turime tam tikrą skirtą laiką, kompleksiškumą ir kainą. Ir visos šios dalys yra nepaprastai svarbios. Ir dėl to yra labai svarbu užtikrinti, kad mes turėtume tinkamą požiūrį, kad galėtume mokytis eigoje, prisitaikyti ir priimti geriausius sprendimus. Taigi, kaip Jūs matėte iš ankstesnių prezentacijų šiandieną, mes esame etape, kur po truputį baigiame projektavimo darbus ir periname prie statybos darbų. Taigi tikrai gera, puikia galimybė pasižiūrėti į tai, kokie sprendimai buvo priimti prieš pradėjus projektavimo darbus 17-18 metais, kaip buvo priimti sprendimai aplinkosaugos srityje, kaip jie buvo įgyvendinti, kas pavyko, kur dar galime pasitempti. Ir taigi, kai žiūrime į išmoktas pamokas, mes taip pat žiūrime ir į tai, ką galima daryti geriau, kokie yra tie reikalavimai, kokie lūkesčiai iš suinteresuotų pusių, kaip išspręsti finansavimo problemas ir taip toliau ir panašiai. Mes turime daugybę galimų patobulinimų, apie kuriuos galime pagalvoti. Tačiau daugelį sprendimų mes įgyvendinome be partnerių, be tiekėjų, be paslaugų tiekėjų. Visi, kas stebi mūsų šiandieną, gali prisidėti prie šių sprendimų priėmimo ir ką galima būtų daryti geriau. Ar viską galima tikrai praktiškai gyvendinti, o taip pat neužmiršti, kad mes mokomės, kad mes augame viso projekto metu, taip pat mokosi ir mūsų rinka ir auga taip pat. Taigi mums įdomu pasižiūrėti, kaip ta rinka auga, ko išmoksta, kokie yra pasiūlymai iš rinkos, kokios problemos galbūt kyla, kokie yra geresni būdai mums judėti į priekį ir kaip iš tikrųjų mums reikėtų priimti sprendimus, rasti sprendimus, kurių ieškome. Taigi, žvelgiant į aplinką, apie kurią jau buvo minėta anksčiau, kurioje dabar gyvename, prieš keletą metų priėmus sprendimus, mes susidūrėme su labai rimtais iššūkiais. Pagrindiniai iššūkiai buvo tokie, kokių niekas nesitikėjo per tokį trumpą laiką. Pirmiausia, tai buvo COVID-19 krizė visame pasaulyje, kuri iš esmės pakeitė tiekimo grandines, žmonių, įmonių veiklą. Po to sekė Rusijos agresija Ukrainoje. Labai
baisus dalykas. Ir tai vėlgi atnešė kitokias kliūtis infrastruktūros projektų įgyvendinimui, turint omenyje sankcijas ir visa kita. Vėlgi po to sekė energetikos krizė ir didelė infliacija. O tai reiškia, kad kontraktai, kurie buvo pasirašyti prieš šiuos įvykius, buvo skirti kitokiai aplinkai ir dėl to mes atsidūrėme tokioje aplinkoje, kur turėjome spręsti problemas, kokių niekas nenumatė. Ir kalbant apie viešąjį pirkimą, tai reiškia visiškai kitus iššūkius. Kaip jums turbūt žinoma, tradiciškai viešieji pirkimai paprastai yra gan apibrėžtas dalykas su griežtais reikalavimais, kaip viskas turi vykti, kaip spręsti problemas, sakykime, indeksaciją, kuri nebuvo anksčiau laikoma standartui. Kaip mes pamatėme, rinka iki tam tikro lygio stabilizavosi, energetikos kainos šiek tiek stabilizavosi ir tada prasidėjo kita krizė Izraelyje, kuri vėlgi atnešė energetikos kainų svyravimus ir panašiai. Taigi, mes gyvename visiškai naujame pasaulyje šiandieną, lyginant su tai, kas buvo prieš keletą metų. Taip, iš tikrųjų, stabilumo tokio, kokį turėjome, nebėra, tačiau mes susidurėme su tam tikrais stabilesniais laikotarpiais. Netgi jeigu rinkoje to tvirto stabilumo nėra, mes net negalime to priimti už gryną pinigą. Mes nežinome, kiek tas stabilumas išliks, ar kažkas vėl keisis. Taigi to pasitikėjimo jau nebeliko. Ir tai reiškia kitokį požiūrį, kitokį mąstymą. Taigi, nugalėtojai yra tie, kurie gali prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių, kurie gali rasti sprendimus problemoms, kurios kyla. Jūs galite rasti naujus tiekėjus, jei kažkokios tiekimo grandinės sugriūna ar panašiai. Rasti alternatyvas, tai reiškia glaudų bendradarbiavimą tarp kitų dalykų. Tai reiškia, kad mes, kaip klientai, kaip sutartį sudarančios organizacijos, turime mąstyti kitaip. Mes turime laikytis arčiau rinkos, priimti skirtingą požiūrį, negu turėjome anksčiau. Ir būtent tokios yra priežastys. Kai mes kalbame su rinkos dalykus, mes paprastai išgirstame grįžtamą į ryšį, kogi rinka iš mūsų tikisi, kad mes būtume arčiau, kad padėtume spręsti problemas. Taigi, kalbant apie Rail Baltica, mes žiūrime ir į makroekonomikos aspektus. Žiūrime į rinką taip pat plačiau. Ir kągi matome, žvelgiant iš makroekonominės perspektyvos, kad per pastaruosius metus, kalbant apie medžiagų kainas, visoje rinkoje buvo daug svyravimų. Energetikos kainos taip pat svyravo ir taip pat kaštų sumos kainos taip pat. Buvo laikas, kai viena ar kita medžiagos kaina svyravo, o dabar matome tai šiek tiek plačiau. Tai reiškia, kad statybos pramonė nebefunkcionuoja taip pat remianti šią informaciją ir kad aplinka statybos pramoniai iš tikrųjų labai smarkiai pasikeitė. Žiūrint į makroekonomiką, makroekonominį vaizdą,
ir ypač į Rail Baltica rinką ir kaip tie visi faktoriai paveikė Rail Baltica ir geležinkelio rinką. Šalia grįžtamojo ryšio, kurį gauname iš savo partnerių, vienas iš pagrindinių įrankių yra tiesioginis bendravimas su mūsų partneriais, potencialiais partneriais rinkoje. Ir būtent taip mes, tarp kitų faktorių, nustatome, kaip šie visi kintamieji veikia projekto sėkmę ir ką mums reikia turėti omenyje. Norėčiau padėkoti visiems tiekėjams, kurie jau dalyvavo projekto veikloje, kurie prisidėjo savo vertingą patirtimi. Tikiuosi, kad tai darys ir toliau. O žvelgiant į kontraktus, galima pasakyti, kad kontraktų sudarimas vaidina labai svarbu vaidmenį, siekiant, kad projektas būtų įgyvendintas laiku. Kai kurie kontraktų paketai buvo transformuoti, lyginant su tuo, kaip tai atrodė prieš metus ar du. Įvertinant situaciją, mes kalbame apie su tiekėjais, apie rinką, kitus aspektus ir tokiu būdu arba priimame sprendimus, kurie keičiasi strateginėme lygmenyje, jeigu to reikia, arba gauname patvirtinimą, kad mūsų požiūris yra teisingas. Kalbant apie kainų indeksavimą, tai yra vienas iš dalykų, kuris tiesiog yra neišvengiamas mūsų kontraktuose. Tai negali būti nustatoma ilgesniam negu 10-12 mėnesių laikotarpiui dėl anksčiau minėtų priežasčių. Glaudesnis bendradarbiavimas, kaip kalbėjau anksčiau, yra tai, ko tikimas iš abiejų pusių. Tai yra, ko mes tikimės iš savo rinkos, kad ji būtų arčiau mūsų, kad mes galėtume greičiau pamatyti problemas. O taip pat tai yra kažkas, ką mūsų partneriai, potencialūs partneriai, ko jie tikisi iš mūsų. Buvo ir daugiau, ko mes išmokome iš diskusijų su savo tiekėjais, sakykime, dėl techninių reikalavimų. Vienas iš dalykų yra tai, kaip mes dabar dirbame, nustatome reikalavimus, ar turime kažką keisti. Pavyzdžiui, kalbant apie detalias specifikacijas, apie proceso aprašymą, ar tai būtina, ar mes turime daugiau koncentruoti dėmesį į rezultatus, suteikiant daugiau lankstumo partneriams, kad jie galėtų taikyti geriausius technologinius sprendimus ir tokiu būdu suteikti geriausią naudą, paprastai taikydami metodus, kurie jiems atrodo tinkamiausi ir taip sumažinti kažkokias pretenzijų galimybę. Skundų. Žvelgiant į rizikos valdymą, vėlgi tai yra, ką turime daryti šiek tiek kitaip. Šiandien apie tai jau buvo kalbėta. Dabar jau kalbame apie komandinį darbą, žvelgiant į riziką. Suprantame, kad yra lūkesčiai ir taip pat sprendimai, kuriant bendras komandas. Rinka mums padiktavo, jūs mums padiktavote, pasakėte, kad jūs tikitės daugiau paramos iš paties kliento, sprendžiant tam tikrus iššūkius, tokius kaip pavyzdžiui palengvinti suinteresuotų pusių diskusijas, kadangi tai vyksta įvairiais lygmenimis. Ir tai yra tie dalykai,
į kuriuos turime atsižvelgti eidami į priekį, kaip visą tai geriausia atlikti. Keletas pavyzdžių, kurie būtų svarbus, kuriuos norėčiau paminėti iš mūsų diskusijų, yra praktiniai aspektai, kaip mes ketiname įgyvendinti dalykus ir į ką reikia atsižvelgti prieš tai, kaip yra sudaromi pirkimų paketai, reikalavimai. Sakykime, darbas žiemos sąlygomis. Mes suprantame, kad žiema iš tikrųjų gali kilti nemažai iššūkių mūsų tiekėjams, tačiau jeigu mes su jais tai aptarsime iš anksto, pakalbėsime apie įvairius sprendimus, dirbsime glaudžiai, mes tikrai galime rasti būdų tai išspręsti ir tai nebus problema. Tai vienas iš tokių potencialių pozityvių dalykų, ką projektas mums duoda. Toliau medžiagų lokalizavimas. Mes suprantame, kad ta komunikacija su mūsų tiekėjais kai mes turime iš anksto apsvarstytus dalykus, sakykime, dėl prieinamumo medžiagų, prieinamumo vietinių lygmenių, iš viso to iš tikrųjų gali laimėti vietinės įmonės, kadangi jos geriausiai pažįsta vietinę rinką. Ir tokiu būdu mes galime kartu geriausiai rasti sprendimus. Kaip apeiti sudėtingas sritis, sakykime, tam tikras miško sritis, kur prie jį netaip lengva rasti sprendimą. Kokius veiksmus galime padaryti dabar? Ir taip pat medžiagų prieinamumas projekto metu tikrai labai keitėsi, kalbant apie visą projekto eigą ir ko mums reikia, ką mes buvome apsibrėžę. Viskas keičiasi. Yra tam tikri apribojimai vienoms medžiagoms ar kitoms, kartais dėl vietos gyventojų, ar galbūt dėl kažkokio triukšmo lygio. Ir dirbdami kartu mes tikrai galime geriau suprasti tuos visus dalykus ir užtikrinti, kad bus rasti tinkami sprendimai. Ir kad bus užtikrintos medžiagos, mašinos, įrengimai, kad projektas būtų sėkmingai gyvendintas. Šiuo metu mes taip pat vedame diskusijas su tiekėjais. Jeigu yra kažkokių tiekėjų, kurie norėtų prisidėti, įsitraukti, labai prašau jūs kreiptis į mus. Galite kreiptis elektroniniu paštu per LinkedIn ar mūsų svetainėje. Vienas iš dalykų, kas yra svarbus taip pat paminėti, kurį mes dažnai gauname, ypač iš užsienio kompanijų, yra, kodėl kažkas turėtų norėti atvykti, dirbti Baltijos valstybėse šiame projekte. Koks yra tęstinumas? Ir tai iš tikrųjų suprantamas klausimas, kai galvojame apie tai, kad iki Rail Baltikos nebuvo praktiškai jokio greitojo geležinkelio projekto mūsų šalyse ir tai yra vienas iš iššūkių. Kaip sukurti rinką? Tai yra iššūkis. Tačiau Rail Baltica yra toks projektas, kurio įgyvendinimo metu galima galvoti apie tęstinumą ir taip pat apie pakankamą darbo kiekį bet kam, kas įsitrauks, bet kuriam rangovui. Taip pat yra ir motyvacinių dalykų.
yra motyvacija, sakykime, susijusi su energetikos sektoriumi, infrastruktūros projektais visame regione, visose Baltijos valstybėse. Taigi, yra priežasčių, dėl ko reikėtų dalyvauti. Mes esame atviri tiekėjams ir mes atsižvelgiame į informaciją, kurią mes iš tikrųjų gauname projekto įgyvendinimo metu. Taigi, apibendrinant, ką mes turime padaryti eidami į priekį ir ką mes darome, yra tai, kad mes žiūrime į projekto reikalavimus, mes žiūrime į aplinką, kurioje esame, ką mes turime pasiekti, taip pat žiūrime, ką rinka gali pasakyti, padiktuoti, pasiūlyti, kokia yra pagrindinė rizika ir iššūkiai, ir visą tai sudėjus į krūvą, į paketą, visus strateginius sprendimus, taktinius sprendimus, taip pat atvejus, siekiant iš esmės nekeisti esmės, būtina pagalvoti apie indeksavimą, kokie yra mokėjimo terminai ir dažnumas. Visi šie sprendimai pamažu atsiranda žvelgiant į didesnį paveikslą. Ir galbūt tuo pabaigsiu. Taigi tiek norėjau pasakyti jums šiandieną.